Esu tikras, kad į šį puslapį jūs patekote nebe reikalo. Ir pagrindinė priežastis, dėl kurios jūs esate čia, yra tai, kad jums skauda kelius. Esu praktikuojantis kineziterapeutas ir dabar noriu jums paaiškinti dvi pagrindinės priežastis, dėl kurios atsiranda kelių skausmas. Viena iš priežasčių yra tai, kad yra žymiai sumažėjusi kelio sąnario judesio amplitudė. Kelis arba per mažai susilenkia, arba per mažai išsitęsia. Ir antroji priežastis yra tai, kad yra per silpnos kelio sąnarį laikančios struktūros. Tai yra šlaunų raumenys ir kelių raiščiai. Ir šie du dalykai, tiek sumažėjusi kelio sąnario judesio amplitudė, tiek silpni šlaunų raumenys bei silpni raiščiai atsiranda dėl to, kad jūs esate per mažai fiziškai aktyvus ir dirbate pasyvų darbą. Dažniausiai tai būna sėdimas darbas. Aš esu praktikuojantis kineziterapeutas Marius Janulis. Baigiau Lietuvos sveikatos mokslų universitetą kineziterapiją. Turiu magistro laipsnį. Praktikuoju kineziterapiją ir padedu žmonėms jau daugiau kaip 11 metų. Ir sukūriau video kineziterapijos programą būtent keliams. Su šia video kineziterapijos programa jūs padidinsite kelio sąnario judesio amplitudę, tai yra pajausite, kad kelio sąnarys žymiai daugiau susilenkia ir taip pat padidinsite šlaunų raumenų jėgą. Šlaunis taps stipresnės, kojos taps stipresnės, pagerės jūsų eisena, pusiausvyra ir pajausite, kad sustiprėjo visas jūsų kūnas. Kaip tik dabar jūs matote pavyzdžius iš šios video kineziterapijos programos. Dabar su pažeista koja braižysime kvadratą. Pažeista koja, įsivaizduokime, yra mano dešinėje, jinai yra arčiau jūsų. Pėda į save, juosmuo švelniai prispaustas prie žemės ir kitą koją pasistenkite išlaikyti nejudančią. Taip. Dabar pakeliam koją ir stengiamės išlaikyti kvadrato proporcijas. Jūs nematote, kokį kvadratą braižo koja, bet stengiatės išlaikyti proporcijas. Juosmenį švelniai prispauskite prie pagrindo, kad išlaikytumėt stuburo stabilumą ir stengiatės, kad kita koja kuo mažiau judėtų. Nepadėkite kojos ant žemės. Padarykite 10 kartų į vieną pusę kvadratą, tada pailsėję į kitą pusę. Lygiai taip pat stenkitės išlaikyti proporcijas. Juosmuo prispaustas prie pagrindo, kita koja kuo mažiau juda. Ir galite padaryti 2 serijas. Šioje video kineziterapijos programoje jūs rasite 33 specialius kineziterapijos pratimus, kurie sudėti specialia seka. Kiekvienas pratimas turi tikslą ir yra nukreiptas tiek didinti kelio sąnario judesio amplitudę, tiek stiprinti jūsų šlaunų raumenis bei aplinkinės struktūras. Įsigijus šią video kineziterapijos programą, jūs ją galėsite naudotis neribotą laiką ir pratimus atlikti jums patogiu metu. Ar tai būtų savaitgalis, ar tai būtų jūsų laisvas laikas po darbo. Pratimus jūs galėsite stebėti per bet kokį išmanųjį įrenginį, ar tai būtų telefonas, planšetė, kompiuteris ar netgi televizorius. Ir ši video kineziterapijos programa yra aktuali tiems, kuriems yra sumažėjusi kelio sąnario judesio amplitudė, kuriems yra silpnos kojos, silpni šlaunų raumenys, kurie serga kelio sąnario artrozę, kurie nori išvengti kelio sąnario operacijos ar sustiprėti po jau atliktos kelio sąnario operacijos. Ir labai kviečiu įsigyti šią video kineziterapijos programą ir pradėti rūpinti savimi ir spręsti problemą iš esmės. Jūs bet kada galėsite užduoti jums rūpimą klausimą
ir gauti atsakymą iš manęs tiek raštu, tiek video formatu. Ir jūs neliksite vieni, galėsite man parašyti bet kada. Kviečiu užsisakyti šią video kineziterapijos programą keliams jau